Ką jūs galvojate apie pantomimą? 1967 metais tokių klausimų stebindavo kiekvieną sutiktąjį Modris Tenisonas, pantomimos trupės vadovas, tuomet atsiradęs Vilniuje iš Rygos. Ir žmogus, niekada anksčiau nekvaršinęs savo galvos panašiom problemom, taip netikėtai užkluptas, nejučiom imdavo ieškoti galvoje pantomimiškų sąvokų. Po 60 metų mes klausėme kiekvieno kalbinamojo, ką jūs žinote apie pantomimą? Ar esate nors vieną ausim girdėję apie Vilniaus Aušros pantomimos studiją, jo senjorus ir anūkus? Rožė, o galėtum pašokti dabar? Na, nesakau prieš kamerą, bet apskritai. Buvo tas laikas, kai auginame vaikus ir, kaip žinote, buvo tokie nepriteklio laikai ir tą vaiką užauginti ir pastatyti ant kojų nebuvo taip lengva. Dabar mano vaikai jau praaugo mane, yra būrys anūkų. Ir aš, kaip jauna močiutė, dabar vėl galiu daryti labai daug ką. Dabar aš lankau linijinius šokius, aš anksčiau nekęsdavau tų linijinių šokių, man jie labai nepatikdavo. Bet dabar, kai laukiau tam tikro amžiaus, kažkaip tai man tinka linijiniai šokiai. Tai vat, dar aš dėl ko taip nutolau, nes galvojau, pantomima vis dėlto medžiaga, instrumentas yra kūnas. Ir kai kūnas pasikeičia ir kai kūnas nebegali būti toksai pilnavertis instrumentas, reikia sukti galvą, ieškoti kelių, kaip tą išraiškos judesį, kokiom priemonėm padaryti, kai kūnai nebėra tokie, kokie mes čia matome nuotraukose. Aš norėjau tik tai trupučiuką pasiginčyti. Sakei, kad tavo vadinasi, kūnas mūsų pasikeičia, jau nebegali su juo daryti, ką gali anksčiau. Bet tiesiog dabar reikia, mano asmenybė reikalauja kitų dalykų. Mano kūnas toks, koks jis yra, jis gali išreikšti tą, ką aš turiu dabar. Aš šitą turiu omeny. Be abejo, kai žiūri į nuotraukas, kai jaunas, gražus, lankstus, tai čia kas kita, bet tada ir mintis mano buvo kitos, ir jausmai mano kiti. Tiesiog aš manau, kad vienas atitinka kitą. Aš ir pati kartais klausiu, kodėl mes taip nesulaukėm. Gal jinai ir buvo reikalinga, kad pažvelgti tą jau iš metų atstumo, ar kaip tiesiog, nes galbūt mes būtumėm išsisėmę ir kažkaip tai, būtų nenatūralu, kad tu tęsi visą gyvenimą, tiesiog sustojai, įvyko didelė pauzė ir tada tu jau kitoks grįžai. Taip nebuvom profesionalai ir aš manau, kad ta pauzė, jinai natūrali pauzė ir galbūt dabar mes pasąmoningai norim pėdsaką palikti Lietuvos, kad ir saviveiklinė meno istorija, va tą pėdsaką, kad pantomima buvo. Aišku, aš apie Modrį tai jau tyliu, kad jisai profesionalus menininkas buvo, nuo jo viskas prasidėjo, bet va tie mes anūkai jau jo, tai pėdsaką kažkokį norisi palikti, kad žinotų, kad buvo toks žanras, o gal aš manau, kad atgims. Pantomimos studija jau egzistavo. Man atėjus į kultūros namus, jau aš pamačiau spektaklį pantomimos studijos pagal Stravinskio muziką Pavasaris šventasis. Ir studija iširo, kažkaip, žodžiu, žmonės turėjo savo kažkokius planus gyvenimo. Tai Dima atėjo į teatrą, į liaudies teatrą ir dėstė mums scenos
judesį. Ne šiaip scenos judesį, bet su visokiais psichologiniais įdomiom visokiam programom. Mes ten ir šokinėjom per kėdes, mes ir veržėmės tarp kelių žmonių, ten ir visokius pratimus, tokius psichologinius, fizinius darėm. Žodžiu, jisai ilgą laiką dėstė mums būtent teatro studijų. Tuo metu aš pantomimą buvau jau užbaigęs, paleidęs, galvoju, viskas baigėsi. Staiga pagalvojau, kad 30 metų praėjo. Ko aš galėjau, kieno adresus aš turėjau, tai aš sugalvoju pasveikinti. Pasveikinau, subėgo visa publika ir pasakė, ei, darom susitikimą tą progą. Darom. Suėjo žmonės su pilvukais, su radikulitais, su viskuo. Susitikom ir viena mūsų dalyvė, jinai kažkokį turėjo įėjimą į tą buvusią Aušros klubą, kur jau priklausė Trimito orkestrui. Mes net įlindavom į mūsų ankstesnę salę, ten parepetavom, laikydamėsi už kėdžių ir už nugarų. Ir už lasdų, ten dar lasdas buvo. Ja. Parepetavom. Po to kelios entuziastais pasakė, davai einam treniruotis, repetuoti. Mes susirinkom Salomėjos Nėries mokykloje, atsimenat, aš dabar išduosiu. Kai jūs pasakėt, kai mes panorom lipti į sceną, kažką daryti, ir paskui abejonė atsirado, palaukit, mūsų kūnai jau ne tie, ką mes toj scenoje darysim su tokiais kūnais. O jūs pasakėt, bet jūsų vidus yra gražus, jūs turit ką pasakyti scenoje. Ir tas pralaužė ledus, mes lipom į sceną ir 7 metai scenoje. Maža to, kad išlipo į sceną, bet mane išvarė į sceną. Jo, ir Dima vaidino, paskutinis lapas pagal O. Henrio novelės, vaidino seną girtuoklį dailininką. Praktiškai tai padarėm vieną, padarėm kitą. Dabar jūs neleidžia man pasent, nors pas mus ten pensininkės, bet jos labai aktyviai dirba ir mankštinasi. Neleidžia man atsitraukti. Šiaip tai jos jau gali savarankiškai turbūt dirbti, bet nežinau, aš jom kaip simbolis ten jau. Čia mano kolegė Milda Tijūnelytė, mano veteranė. Jinai ilgai dirbo mokytoja ir savo mokykloje ir vienai gal kada pristatys, kad jinai turėjo savo pantomimus tokius mano anūkus. Mūsų gimnazijoje menas visą laiką buvo labai svarbus. Ir matyt, todėl mes visą laiką ir meno dalykų pasiūlą turėjom didelę. Visą laiką gimnazijoje buvo siūloma mokytis ir dailės, ir muzikos, ir šokio, ir teatro. Prie dramos, prie teatro puoselėjimo gimnazijoje, aišku, labiausiai prisidėjo teatro mokytojai. Ilgus metus šitoje gimnazijoje dirbo teatro mokytoja Milda Tijūnelytė. Ji dėstė etikos dalyką ir teatrą. Kai jau buvo galimybė, tai buvo šito dalyko ir pamokos. Ir būrė aplink save neformalaus ugdymo tokią veiklą, būrelį, teatro būrelį Klausau. Ir kai atėjau dirbti Salomėjos Nėries gimnaziją dabartinė Vyčio, tai amžinatilsį pavaduotojas Zigmas Remenas klausė, kokį būrelį gali vesti. Sakau, jokio. Kaip tai, sako, jokio. Privaloma, sako, mūsų mokykloje būreliai privalomi. Aš kažkaip lieptelėjau, gal, sakau, pantomimos. Jisai sako, ką, sako, pantomimos, jisai irgi matyt nelabai geras. Sako, kas tai yra? Sakau, čia toks menas, judėjimas tyloje, sakau, vaidyba. Gerai, tiks, sako, tiks. Taip ir prasidėjo 80 metai. Į pirmus užsiėmimus susirinko nemažai ir vaikinų, ir mergaičių. Iš pradžių Milda apsiribojo vyresnėliais, paskui dirbo ir su mažesniais. Pirmieji nubyrėjo vaikinai. Jiems buvo per daug sudėtinga zulinti kūną ir mokytis vieną judesį. O
paskui atkrito ir daug merginų ir galiausiai per tos 2 pirmus mano kaip būrelio vadovės metus liko 5 atkakliausios. 5, su kuriomis mes tikrai labai daug sukūrėm įvairių etiudų. Ir mokykloje tada viešėdavo garbus svečiai, įvairūs rašytojai, menininkai ir jiems reikėdavo kažką parodyti. Reikėdavo kurti etiudus pagal užsakymą, kaip aš sakau. Tai vat mes juos kurdavom, neklausdavo sovietmečių, niekas neklausdavo, ar nori ar nenori. Buvo žodis reikia ir viskas. Buvo irgi gal 82 metai, va tos pirmos 5 merginos, mes sukūrėm kelis etiudus pagal Krylovo pasakėčias. Ir Vilniui vyko kažkoks labai stiprus sąjunginės reikšmės renginys Tallat Kelpšos muzikos mokykloje. Ir mūsų mokyklos vadovybė nusiuntė atstovauti ir ten buvo generalinė repeticija. Atvažiavo pati ministrė iš Maskvos švietimo ir jinai turėjo peržiūrėti visą programą. Ten ir muzikantai turėjo groti, ir pantomima buvo mūsų, ir šokiai, ir, žodžiu, plati tokia programa. Na ir ką, ir mano mergaitės taip vaidino gerai, taip stengėsi su tais triko juodai baltais. Ir jau paskui koridoriun išėjom ir laukiam jau verdikto. Ir atsimenu, suėjom į salę, kai jau pasakė, kad, praneš dabar, kas tikrai patvirtintas tam koncertui ir kas ne. Ir apie mus buvo pasakyta, kad tai yra labai įdomu, tai ką jūs darot. Rusų kalba buvo pasakyta pačios tos ministrės, bet jūsų etiudai iškrenta iš bendro programos konteksto ir dėja mes jų įtraukti negalime. Mergaitės, susėdę ant palangės, raudojo krokodilo ašarom, o vadoviai Mildai teko panaudoti visus pedagoginius sugebėjimus, kad jas nuramintų. O paskui atsitiko dar vienas liūdnas dalykas. Pradėjo byrėti Aušros klubo pantomimos trupė. Nepadėjo ir bandymas pramušti liaudies kolektyvo vardą. Aktoriai surinko kalnus reikalingų popieriukų, bet dėja, jiems to liaudies kolektyvo vardo taip ir nesuteikė. Ir tada atėjo toks momentas, kai tiesiog subyrėjo tas kolektyvas. Tiesiog jisai subyrėjo. O liko žmonės, kurie norėjo vaidinti ir tada aš radau kompromisinį variantą. Aš šitoj mokykloje paprašiau vadovybės, jie man leido ir aš repetuodavau ir su jaunimu, aišku, po pamokų su mokiniais, o vakarais 2 kart savaitę ateidavo tie, žodžiu, jie ne senjorai buvo, jie tiesiog buvo suaugę žmonės ir studentai buvo, ir dirbantis, tie likučiai Aušros klubo ir nauji, Diana jau buvo iš naujų. Man, matyt, labai svarbu buvo save išreikšti. Kaip sakiau, kad aš toks uždaras žmogus buvau ir aš atradau tą išraišką būtent taip. Tai yra emocijos, ar ne, jausmai, toks fizinis kūnas, ar ne, man to judesio, tos išraiškos labai reikėjo. Žinoma, savivertė, ar ne, aš labiau savim pasitikėti pradėjau, ar ne, pasitikėjimo suteikė ir suteikė kažkokio laisvo pojūčio, ar ne, kad aš galiu savo kūną valdyti, ar ne, kad aš labai daug ką galiu padaryti tai, ko kiti negali, fiziniam lygmenį. Bendrumas, bendrystė, bendraminčiai, tokia jungtis, ar net tie žmonės, kaip sakau, tokie viena idėja, žinot, kaip man net šiurpuliukai eina, tai kai apsijungia, ar ne tie, kurie savo noro ateina, kurie dega taip pat, kaip ir grupės vadovė. Dėtos mūsų pastangos tų treniruočių metu, ar ne, jos atsipirkdavo, kai tu būdavai jau scenoje spektaklio metu. Tai už tuos momentus, ar ne, kai tau ploja, mums visiems reikia pripažinimo. 2000, man atrodo, buvo įvedė naują discipliną menai. Tai yra, mokyklose, gimnazijose atsirado teatras, choreografija, šokis, fotografija, kinas, įvairiai. Čia mokykla galėjo rinktis. Tai mūsų mokykloje
teatrą dėstė toks, nebepamenu jo pavardės, iš operos ir baleto teatro artistas, man atrodo, dainininkas jis buvo, bet jis po pusės metų matyt pavargo ir dingo. Ką daryt. Ir tada jie prisiminė, kad jeigu aš turiu būrelį, tai aš galiu ir teatrą dėstyti. Tai, taip sakant, nuo nulio pradėjau dėstyti teatrą. Bet mano teatro pamokos pantomimos elementus visada turėjo. Čia jau yra privaloma jam buvo, jie privalėjo. Aišku, mes nesimokėm visų tų techninių dalykų, bet judėt jiems tikrai reikėjo. Tai nebuvo statika. Jie nekalbėjo, jie judėjo, jie ir šoko, ir dainavo kartais net, ir mes esam ir miuziklą sukūrę, ir šokio spektaklį, kur buvo ir drama, ir šokis, ir pantomima. Nuo 2009-10 aš įvedžiau, ką ir tęsė mano dabartinis pasiekėjas, sakykime, teatro Rytis Kopustas, kuris šitoj mokykloje turi teatrą. Aš dariau atviras teatro pamokas. Kiekvienais metais pavasarį mes paruošdavom kažkokį vaidinimą, sukviesdavom mokinius, kai direktorė leisdavo, dažniausiai leisdavo, ir rodydavom jiem tą atvirą pamoką. Ir ta atvira pamoka baigdavosi dažniausiai laisva improvizacija. Jie tiek buvo jau išmankštinti tie mokiniai, kad 10-15 minučių mes palikdavom laisva improvizacijai, kaip tose laidose, kur tikriausiai visi matė Pagau kampą. Ir iš aktų salės žiūrovai galėdavo jiems duoti temą, jie 1 minutę ruošdavosi ir improvizuodavo scenoje. Turiu labai pasidžiaugti ir paminėti, kad būtent mokytoja Milda įvedė gimnazijoje tradiciją, kad prieš Kalėdas, prieš naujosius metus mokiniai sukuria kalėdinį stebuklą, aš taip jį vadinu. Tai yra spektaklį visai bendruomeniai. Ir mokytojos Mildos dėka buvo taip, kad netgi scenarijus ji pakviesdavo rašyti mokinius. Ir tada jau kartu su mokytoja, su jos nematoma ranka, sukurdavo tą kalėdinį stebuklą mums visai bendruomeniai. Labai džiaugiuosi, kad šita tradicija yra išsaugota, išlaikyta. Ir dar ir dabar. Kad man tiesiog tai buvo be galo įdomu. Tas matyt pedagoginis mano genas, nežinau iš kur, pas mane nėra giminiai pedagogų. Bet jis matyt prabudo, kad aš tiesiog man norėjosi mokyti vaikus. Tiesiog jos mokyti, ugdyti teatru, pantomimą. Ir tas matyt sekėsi, nežinau, čia ne man vertint. Čia vertins turbūt, kai aš pasiguodžiu, kad dar neturiu anūkų, tai man sako, tu turi 1000 anūkų. Pabandysiu suskaičiuoti. Per 40 metų bus kokie 4000. Jeigu net žmogus netapdavo, sakykime, aktorium ar šokėjų, nors kai kurie tapdavo, bet jie vis vien tą, kaip ir Diana, kūrybinį impulsą jie išlaikė. Tas kūrybiškumas jis niekur nedingsta. Žmoguje yra amžinas dalykas, dvasinis penas, jis reikalingas, be jo žmogus neišgyventų. Protas man sako, gana, kiekgi galima jau. Bet kažkoks vidinis jausmas sako, kad ne, kol turi jėgų ir gali lipti sceną ir kažką daryti, reikia kurti. Reikia kurti. Ir tai, ką mes patyrėme per savo spektaklius, ypač per paskutinį, su Jusuke Išy, kuris grojo gyvai muziką. Ir kai baigėsi spektaklis, kurį filmavo Mikutėnas, ir kokios ovacijos buvo, kiek žmonių su gėlėm, mes buvom tiesiog maloniai nustebinti, kiek susirinko žmonių. Tiesa, mes skelbimą dėjom į Facebooką, atėjo ne tik draugai ir pažįstami, atėjo ir iš gatvės, kaip sakoma, žmonių. Tai buvo kažkas tokio. Dima tiek įsikvėpė, kad po to dar pasakojo apie pantomimą tiem, kurie norėjo, kurie pasiliko, dar jisai kokį gerą pusvalandį pasakojo apie pantomimos meną. Tai aš manau, kad yra tas poreikis.